Хорошо, друзья, мы сегодня имеем гостей, пастыря Ритиса. Mes turim svečių pastorių Rytį. Я пару слов, может, скажу о нем. Keletą žodžių apie jį. Если я неправильно, то он поправит, правда? Ir jeigu aš neteisingai pasakysiu, jis pataisys. Пастор Ритис служит в Каунасе, да, в Крещёне, да, Кауна Крещёне Божниче, да? Pastorius Rytis tarnauja Kauno krikščionių bažnyčioje. Да, если вы будете в Каунасе, то он приглашает вас. Ir jeigu jūs būsite Kaune, jis kviečia į savo bažnyčią. Вот, или работу поменяете, или что-то еще произойдет, да? Gal pakeisite darbą, dar kažkas Вот. atsitiks. И, конечно, у пастыря Ритиса есть большое сердце, чтобы Бог открыл еще много церквей в нашей стране. Jis turi didelę širdį ir nori, kad Dievas atvertų dar daug bažnyčių mūsų Когда мы šalyje. собираемся, иногда пастор Ритис говорит о своем видении или планах. Ir kada mes susirinkam, pastorius Rytis kalba apie savo Видение. matymą ir planą. Да, то иногда, знаете, кажется, ну, может, и невозможно, да? Ir tai atrodo, kad kartais neįmanoma. Чисто по-человечески, да? Ir tai žmogiškai Но mąstant. знаете, у Бога есть все возможно, да? Bet Dievui viskas įmanoma. Так что, дорогие друзья, просто пускай Бог благословит ваши сердца. Ir Да. Dievas laimina jūsų И мы širdis. благодарны Богу, что пастор Ритис нашел время из своего занятого графика попасть в Клайпеду, да? Ir mes dėkojam Dievui, kad jis iš savo užimto grafiko rado laiko pabūti Klaipėdoje. Да, так что, может, Бог расширит пределы Каунаса и до Клайпеды еще. Ir gal Dievas išplėstas ribas nuo Kauno iki Klaipėdos. Хорошо. Пускай Бог благословит Ритиса, да? Dievas tą laimina Rytį. Также он приехал с женой своей, Ir jis atvažiavo su žmona. так что я думаю, что сестры, вы тоже можете пообщаться, да, после собрания, не обойдите, да, мимо не пройдите, да. Ir seserys galite pabendrauti po surinkimo, nepraeikit pro šalį. Да, хорошо. Пускай Бог благословит, да. Ir Dievas tą Пожалуйста, laimina. прошу. Prašau. Labą rytą, bažnyčia. Nežinau, gal jau pas jūs diena, bet dar rytas. Tikrai. Dima, ačiū Dimitrijui, tikrai pakvietė. Kaip tik pakvietė, iškart ir atvažiavau. Nu taip, nu. Sako, kada, sako, nu. Kitą, pirmą, antrą sekmadienį, mes praeitą šeštadienį buvom susitikę, ne šįmet, prieš beveik konferencijų. Ir taip, kad kada kažkas viešpaties paruošta reikia, aš tikiu, kad Dievas turi nuostabius planus ir nuostabių dalykų. Ir paminėjau tą matymą, regėjimą. Žinot, kada aš pats išgirdau, sako, reikia bažnyčias pradėti, galvo viešpatie Dieve, nu, kad darom, nieko nesigauna. Bet kada pradėjom melstis, klausyti viešpaties, viešpas prabilo tam tikrus dalykus ir visada, kaip mes žmonės, būdam tokie, nu, kaip žmonės esam, riboti. Ir kartais ateina tokia įdomi religija, mes bijom suklysti, o jeigu aš pasakysiu, vat kažkas bus ir nebus. Nu, nieko, nu. Bet jeigu aš pasakysiu, vat truputėlį padarysiu, aš jau labai gerai jausiuosi, žinot, bet jeigu mūsų planai, vat, nu, tokie, tai dar tada sumažinam per pusę ir kažką pasieksim. Bet jeigu planai jau dangų siekia, nu tai ką, tada jau supranti, viešpatie pasigailėk. Aš jau nieko negaliu, jeigu tu kažką gali, dar jeigu kažkurį panaudosi. Ir pavyzdžiui, kada aš, nu, kalėjau mes ten sąjungoj, apie bažnyčias, apie tas vietovės, apie kaimus. Ir aš visą suprantu, kad viešpas planą turi nepririštą prie žmogaus vieno. Yra kartos, kurios ateina. Atėjo mažutėliai, kurie išėjo. Kažką mes jiems turim perduoti. Ir jeigu kažko mes nepadarysim, jie padarys. Ir galbūt žymiai geriau padarys. Žinot, jeigu mes ant savęs statom, savimi matuojam, iš savęs kažką tai, mes kai kurie turi talentus, potencialą, galimybės. Žinot, bet vis tiek tai labai labai nedaug. Todėl tai viešpats, Dievas padeda mums turėti atviras širdis. Ir žinot, klausiau, kaip Dimitrijus meldėsi. Ir kažkaip paskutiniu metu labai dažnai dalinuosi, mato Evangeliją. Tai ne pamokslas, jūs paprasčiausia paklausykit, mato Evangeliją 5 skyriui Kalno pamokslą, tikriausiai žinot. Sako, jis pravėrė lūpas. Taip? Kam? Mokyti. Buvo susirinkus minia. Ir aš visada užduodu klausimą. Jėzus mokė. Jis turėjo tikslą kokį? Išmokyti. Ir tada dar užduodu vieną klausimą. Ar jie visi išmoko tai, ką mokė Jėzus? Kalno pamokslas. Ko gero, ne visi. Viską, ne viską. Ir visada aš sakau, ką nors išmokėm. Ką nors. Tai, ką Jėzus kalba į mūsų gyvenimą.
Jis kalba man, jis kalba tau, jis kalba bažnyčiai. Kiekvieną kartą, kada jisai prakalba, aš važiuoju, tarnauju ir, galvoju, Viešpatie, davei tokį žodį, šį kartą paklausiu, pasidalinsiu, šią vieną istoriją pasidalinsiu, tema bus apie gailestingumą. Ir iš tikrųjų, kada Jėzus jisai mokino, grįžtant dar į kalno pamokslą, jisai kalbėjo daugel dalykų ir šitas laikmetis jis iš tikrųjų turi iššūkį bažnyčiai pirmiausia. Yra tokios vietos, muša per vieną su kitą. Prašo apsiaustą, pasidalink tais marškiniais. Verčia vieną mylę eiti. Aš visada sakau, priverti. Zastavėliu, kaip sako. Dantis sukandam kartais ir praeinam. Ir praeinam taip jau, kaip nors praeinam, suprantat? Ir kada mes jau praeinam, dabar Viešpats sako, varyk, neverčiamas, meilės mylia. Padaryk daugiau, negu supranti, negu suvoki, negu priverti. Ir žinot, tai yra tai, ko Viešpats nori, kad tai ateitų į mūsų gyvenimą, į tavo gyvenimą. Ne kažkokia religija, bet gyvas prisikėlęs Jėzus. Gyvas žodis, kuris ateina su galybė jėga į tavo gyvenimą. Ir kada Viešpats duoda kažką, tai kad pamokyti, kažkam taip kažko pasidalinti, aš visada sakau, būk atidus ir klausyk. Kodėl Viešpats prakalbo tom eilutėm. Ir Morkaus Evangelija. 1 skyrius, pati pradžia Morkaus Evangelijos ir aš visada taip, pabrėžiu, sakau, čia parašyta 1 skyriuje. Pati pradžia Jėzaus tarnavimo. Ir tada aš atrandu daug klausimų, galvoju, kas pačioj pradžioj tarnavimo tokie dalykai vyko. Ir mes atrandame 1 skyriui 42 eilutės. Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jeigu nori, gali mane padaryti švarų. Jėzus, apimtas gailesčio, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk švarus. Jam tai ištarus. Raupsai iškart pranyko ir jis tapo švarus. Viešpaties žodis. Visi girdėjo. Dauguma skaitė. Ir daugelis mes viską jau žinom. Ko gero, reiktų užvesti Bibliją ir išsiskirstyti. Bet žinot, kada Jėzus mokė, jisai mokė su tam tikrų tikslų. Grįžtų į kalno pamokslą. Jisai žinojo, ką pasakyti. Ir jis norėjo, kad jie būtų palaiminti. Ir kada pradžia pamokslo, mes klausom kalno pamokslo. Palaiminti, palaiminti, palaiminti. Aš noriu būti palaimintas. Aš iš tikrųjų noriu. Noriu, kad mano namai būtų palaiminti. Vaikai, anūkės, turiu 5. Žinot, tėvai. Mano tėvui 91 metai. Ir buvo laikas, kada Viešpats pažadėjo, sako, išgelbėsiu. Mes meldėmės atgailos malda, jam tada buvo labai blogai, aš buvau pas jį nuvažiavęs, sveikatą. Viešpats atėjo. Kad supras, kaip blogai, žinot, aš sakau, meldžiamės atgailos malda, sako, man labai bloga. Tai sakau, paprastai pasakysiu, ten tokį bliūdą turėjau. Sakau, nusivenk. Jis tai padarė, aš jam nuvaliau lūpas, sakau, dabar vis tiek meldžiamės. Ir jis pasimeldė. Ir po to nuvežiau šį ligoninę, atsigavo. Tai buvo senai. Daugiau negu 10 metų atgal. Juokeliai prasidėjo, ten sesutės tokios gražios. Viešpatie Dieve, sakau, aš nieko nesuprantu. Einu iš ligoninės, taip galvą nuleidęs. Ir tarsi viduje savo suvokiau, tarsi supratau, tarsi išgirdau, galėčiau pasakyti. Aš balsų negirdžiu, bet aš tarsi išgirdau. Netraudyk, sako, pradėjau, baigsiu. Galiu pasakyti, o dabar, žiūrim, žmogus atgimęs. Buvo visiškai netikintis, dabar tikintis. Kitą kartą sako, laiminu, aš tavų ten kelionę, kur važiuoju, paskambinam, žinai. Meldžiuosi, aš kaip tik išgirdu meldžiasi, aš taip ir kažkaip, aš užaugau namuose, kur nebuvo nei kalėdų, nei Velykų. Pas mus nebuvo niekada mūsų namuose. Žinot, bet Dievui nėra neįmanomų dalykų. Yra momentai, kada, žinot, reikia klausyti tai, ką jis kalba ir pasitikėti Dievu.
Aišku, tu būtina girdėti. Ir kada Jėzus kalbėjo, kad tu būtum palaimintas. Palaiminti vargšai dvasia, šiandien pasakė tai. Nes jų dangaus karalystė. Aš kartais tokį posakį naudoju, jauni žmonės jau nežino, tikrai nežino, žinokit, bet vyresnė kartas žino, sako, dvasios ubagas. Vyresnė, o jaunimas sako, negirdėjau. Ištiesta ranka, tau kažko trūksta. Ir šiandien tau kažko tai reikia. Ir Jėzus ką jis mokė? Vargšai dvasia. Atsako, jeigu toks išliksi. Ne tai, kad viską žinai, aš izraelitas, mes jau šventą raštą ir taip perskaitė. Mes žinom visas nuostatas, įstatymus, mes galim visus pamokyti. Čia aš apie save, čia aš apie pastorius. Vargšai dvasia. O išlik tokia širdimi, sako, iki galo. O aš sako, visada tau turiu ką pasakyti. Ir tu būsi palaimintas. Palaimintas tu, tavo namai, tavo vaikai. Ir tie, kurie dar toli, jeigu viešpats dar leis. Nes jis yra viešpačių viešpats. O jo žodis ateina su galybė ir jėga. Ateina su patepimu, kad sugriautų velnio darbus ir Dievo šlovė ateitų. Bet žinau, Dievas naudoja mus tokį, kokį mes esame. Ir šitoj istorijoje mes atrandame, pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo, jeigu nori, gali mane padaryti švarų. Žinot, raupsuotojų išgydymas. Tokia istorija, kuri, kaip ir stebuklinga istorija. Jeigu mes paskaitysim ją, taip, žinot, jūs tikriausiai žinot, kas yra raupsai. Girdėję, kai kurie nešiojom žymę, sako, čia, paskiepino. Ir aišku, jo formos yra dviejopos, atvira forma, žaizdos. Yra kita forma jau, kuri, kai sako, randai, praktiškai pakeista odos spalva, jeigu yra plaukai, plaukų spalva pakeista. Oda įdubusi arba atvira žaizda. Praktiškai niekas negali padėti, niekas negali išgydyti. Vienas Dievas gali padaryti stebuklą. Raupsai. Kaip dažnai aš užduodu klausimą, kiek šiandien raupsuotų? Kokie mes buvom, kokie mano raupsai buvo? Su kuo aš vaikščiau, gal dar kažkas ir vaikštome savo gyvenimuose. Mes matom kitą. O, sako, aišku, šitą istoriją kalbėjau apie tai, kad tai buvo beviltiška situacija, bet kodėl paminėjau, kad tai Evangelijos pradžia Morkaus. Žinot, atėjo, sako, atsiklaupė, maldavo ir pasako, jeigu nori, gali mane padaryti švarų, žinai. Kažkaip išgirdo. Tik prasidėjo Jėzaus tarnavimas. Kažkas atsitiko. Jam kilo viduje noras ir troškimas pabandyti. Ateiti pas tą mokytoją, jis nežinojo, kad tai yra Mesijas. Ateiti pas tą kažkur, pradėjo kažkas rinktis. Žinot, Dievas įdeda norą, troškimą, jis kažką pasodina į mūsų širdį ir visada laukia atsako. Ar pajudėsi ten, kur jisai kažkokiu ypatingu būdu, raupsuotas, beviltiškas, išmestas iš visuomenės, neįleidžiamas į šventyklą. Aš galvoju, Jėzus nebuvo vienas toje vietoje, aš čia, mano nuomonė. Vis tiek buvo kažkas keletas mokinių. Ir žinot, čia va Jėzus, o čia va mokiniai aplinkui. O čia raupsuotas. Ir sako, jis atėjo ir prapuolė. Aš galvoju, tas, kuris šalia buvo, nesėdėjo taip ramiai. Galbūt mažiausia, mandagiai taip. Pasitraukė. Truputį toliau. O ką tu žinai, ko čia pasibaigs? Raupsai. Dievas perspėjo. Nekalbu prisiliesti, per arti prieiti negalima. Ir ko gero to vietoje liko Jėzus. Ir raupsuotas. Kažkas pasitraukė. Galbūt kažkas, paprasčiausiai sako, aš turiu reikalų ir pabėgo. Kaip dažnai mes savo gyvenime atsidūrę tam tikrose situacijose nesinori būti. Mes ten skaitome apimtas gailesčių. Jeigu mes pažiūrėsim ten, originaliai daugiau kalbam apie tai, kad tai, kas iš vidaus, tai, kas iš sielos gelmės, iš to, kas tu esi, iš esybės, tai, kas išėjo iš Jėzaus, jis apimtas gailesčių, tai, kas jis yra. Žinot, izraelitai, jie kartais pakeldavo savo galvą į dangų. O ten dangus mėlynas. Gražiai mėlynas. Tokia beribė galybė. Žinot, kada mes skaitom psalmes, atrandam Dovydas, sako.
Dieve, tavo gailestingumas siekia dangų. Žinote, ne tai, kad ten kažkur labai toli, toli. Ir niekas nepasieks. Ne. Ta beribė, viliojanti galybė. Jam kalba apie gailestingą Dievą, kuris pasigailė, kuris myli, kurio ranka ištiesta ir nesutrumpėjo, kuris kaip mylintis tėvas pasiruošęs ateiti į tavo gyvenimą per jo sūnų Jėzų Kristų. Žinote, ir kada skaitai apie tą gailestingumą, ir čia mes atrandam Jėzus. Jisai buvo ta iš gailestingumo, Dievo tėvo gailestingumo išraiška. Jis pats buvo tas gailestingumas. Ir todėl mes skaitome apimtas gailesčių. Ir kada tas atėjo raupsuotas, atėjo toks, koks yra, atėjo tai kažkokiu būdu parodė, padėk viešpatį. Jis suklupo, bet įdomu tai, kad jisai sako, jeigu nori. Aišku, mes šiandien prisiskaitę knygų, švento rašto klausę, taigi jisai nori. Taigi ten parašyta. Kartuok tas rašto vietas tik tai ir viskas bus tvarkoj, nes ten parašyta. Bet noras girdėti tai, ką jis kalba. Ką jis kalba tau. Ką jis kalba man. Ką jis kalba šiandien. Aš atsimenu, buvo čia neseniai vienas tarnavimas. Turėjom tokį vieną brolį, tarnaujantį. Dievas naudoja į Evangeliją skelbiant, gydant ir kažkaip labai brangių artimų žmonių, sako, su širdim negerai, bet buvo užsiėmę, nebuvo tam tarnavime, aš meldžiausi, sako, viešpatie. Kažkaip norėjusi, kad eitų, ir taip man aiškiai atėjo toks kaip supratimas, kad mes nežinom tos dienos, kada viešpas tave palies. Kodėl mes taip dažnai sakom, nepleiskite savo susirinkimo. Tu kažkokią naštą turi, galbūt kažkokią ligą, galbūt kažkokią problemą, tu nežinai kada. Tai ne dėl tavęs, bet tai ateina iš jo. Taip, jis atėjo pas Jėzų. Jis parpuolė, mes randam. Pagarbino jį. Kažkas jau buvo įdėta širdį, troškimas ir noras paprašyti. Sako, jeigu nori išgirsti, o ką jisai sako, noriu. Sako, būk švarus. Ir tada parašyta, raupsai pranyko iš karto. Buvo vienas penktadienis ir skaičiau šventą raštą, galvojau, kuo pasidalinti. Važiavau vienam tokiam nedideliam miestelį į namus. Žmonės neseniai pas mus pradėjo lankyti bažnyčią, išsijungė iš baptistų. Tokia grupė atėjo ir tokia aktyvi sesė viena. Ir jie penktadieniais renkasi, kviečia, kažkas atvažiuoja, iš Kauno suvažiuoja. Už Kauno 40 lik Vilnių dar kilometrų. Ir, žinot, ir vietiniai kartais ateina, bet paskutiniu metu buvo, kad tik tai, tikintys susirinkdavo. Visi, kurie su Jėzumi. Ir šitą rašto vietą atėjo mano širdį, aš ją perskaičiau, galvoju, viešpatie Dieve. Gal kaip nors aš ten, ir tiem tikintiem ką nors paaiškysiu. Bet taip tokia mintis kilo, kad, kaip evangelizacinis. Ateina kažkas raupsuotas, jis turi išgirsti, turi parodyti kažkaip, kad ir reikia pagalbos. Galvoju, paklusiu. Ir žinot, buvo penktadienis, o jinai tokia sesė kiekvieną kartą skambina ir kviečia. Kviečia aplinkų gyvenančių seniai, su kuriais kontaktą turėjau. Penktadienio vakaras paskambina dviem broliam, vienas panašiai kaip mano metų, kitas jaunesnis. Žinau, penktadienio vakaras. Ir jau jie buvo taip šilti, taip jau. Bet jinai tokia, jie ateikit, sako, pastorius atvažiuoja, aš jau niekada nematęs. Ir kadangi susirinkimas, namuose, židinys, už stalo sėdėm, ateina tie du broliai. Ir taip, žinot, čia laba diena, vienas pasižiūrėjo, čia sako mūsų pastorius, į mane taip rodo, žinai. O jaunesnis jau taip padaręs, kad liežuvis taip į visas pusės ir taip apie viską, bet kokią temą gali pakalbėti ir paskui viskas ten ir tęsiasi. Ten mes po to giedojom giesmes, tai jis paveikslą komentavo,
giesmės, jis ten drąsino, kad jūs neįsitemkit, suprantate, pirmiausia, pats susitikimas. Žinai, aš, Dieve, galvoju, padėk tu man. Sako, čia mūsų pastorius. Jaunesnysis pasižiūrėjo mane. Pastorius? O kur anas? Jie iš baptistų bažnyčios. Jie kažkada prieš kiek tai metų buvo susitikę su anu pastoriu. Kažkas kitas buvo jų gyvenime ir galbūt tikrai Dievas panaudojo. Ir pirmas tokia, nužvelgė mane. Ha, tu ką, tu tai ne tas. Nu, aš sakau, ačiū Dievui, kad ne tas. Va tas tai jau, o tu ką? Aš burnos nepravėręs. Sėdžiu, suprantat. O toliau dar gražiau. O kitas atėjo koja velka, ten su nugara problemų, liūdnas, toks matosi, kažkas prispaudė žmogų. Tas patylėjo, tas jau kai pabaigė, nutilo kažkokiam tai pauzėje, ačiū Dievui, galvojam. Sako, atleisk, sako, aš pasakysiu, bet tavo veidas įžulus. Susidėliau, viešpatie. Labą dieną, galvoju, pasisveikinu, žinai, įvertinu. Ten kažkaip taip bando dar taip, neturiu ką pasakyti, žinot. Galvoju, viešpatie padėk. Aš, tą vietą pasiruošęs buvau, galvoju, pasidalinsiu, perskaičiau, mes, aišku, gėdojom, paskui išėjau parūkyti, jie tenai abudu. Sakau, tegu į lauką eina rūkyti, galvoju, pasakysiu, bet paskui taip, gazą vis nuleidžiu. Ir iš karto aš nesupratau, ką Dievas mane mokina. Aš perskaičiau tą šventą rašto eilutę, pasakiau kažką, nes sesuo tenai tokia netvarkinga, buvo kelios giesmės namuose, jie pagrojo, pagėda labai gražiai. Sako, žodžiu pasidalinsim, žinai, aš perskaičiau, tiek, kiek jums perskaičiau. Kadangi sėdėjom, tai aš taip Bibliją taip padėjau ant žemės, kad visi matytų, kad jau viskas, aš neturiu ką pasakyti, pasakiau keletą žodžių, komentarų netruko, mane toliau ten vis, kaip tau sakytų, tu ne tas. O tu tai lygina su kažkuo. Padėjau taip, galvoju, viskas, dar valdytė mano kažką, sako jau, sakau. O ta sesė tokia rami. Aišku, jos vyras, jie išėjo ten parūkyti vėl. Sako, tai ką, tu nežinojai, kad jie, padarė, atsistojo irgi, palaikymo komanda vienu žodžiu, aš taip pasakyčiau vieną žodį, bardakas. Ir jis atsistojo, palakstė, kažkur išbėgo, paskui parbėgo, žinai, tas irgi neišlaikė. Sako, tai tu nežinojai, o ne taip nuolankė. Bet taigi, sako, aš juos pakviečiau, sako, jie žmonės. Ir aš pradėjau kažką matyti. Mano akis po truputį pradėjo atsiverti. Matau gailestingumą. Paskui prisimenu, kad vieta apie gailestingumą. Jėzus apimtas gailesčių. Ta vieta apie raupsus. Ir mano norą pasitraukti iš tos vietos, kur tie raupsai priartėjo tokiu būdu, žinot, padarė viską, kad mano burna užsidarytų ir kad aš jau, taisęs tokį dievotą veidą, sakyčiau amen ir važiuočiau namo. Penktadienio vakaras jau. Ir toj vietoje kažkas pradėjau aš išgirsti tarsi tai, kad viešpats duodamas tą rašto vietą, jis pradėjo nuo manęs. Jėzus kalba, jisai kalba man pirmiausia. O jeigu aš būsiu tinkamas, jis mane panaudos. Asilą gali panaudoti. Netokie mes čia labai jau ypatingi. Yra vienas ypatingas, viešpats Jėzus Kristus. Ir jis buvo toj vietoj. Jis buvo apimtas gailestingumu, jis atėjo, jam nebuvo, tie raupsai nebuvo kliuvinys. Dievo nesutepsi. Jo prisilietimas daro švarų. Iš kur kilo tas tikėjimas priimti tą stebuklą? Jėzaus prisilietimas prie tų raupsų. Jo ranka buvo ištiesta. Jis nesusidėjo savo rankų. O aš padėjau Bibliją. Bet patiko man ta sesė. Ir ramiai. Nesvarbu, ką vyras jau. Ten daugiau žmonių. Nesvarbu, kad aš jau Bibliją padėjau, kad visi matytų, kad aš ją padėjau. Ir jinai, dabar klausysim viešpaties žodžių, sako. Ir jau supratau, kad jau ne visiems, sako, pradžiai man, aš jau girdžiu.
Ir dar jinai kartą. Taigi dabar, sako, klausysim viešpaties žodžio, taip nuolankiai, paprastai. Ir aš vėl pakėliau Bibliją. Vėl atsiverčiau tas pačias eilutes ir pradėjau kalbėti. Ir viešpats jau tame buvo. Ir tas vyresnis, kuris įvertino tą mano išorę pirmų žvilgsnių, jisai klausė, brolis ten išėjo, parėjo vėl. Ir beklausydamas, aš kažkaip žiūrėdamas į tą žmogų, pamačiau, kad jo tokie raupsai. Jie įvairūs būna mūsų gyvenime. Žmogiška puikybė, kažkoks netyrumas, noras būti matomų, reikšmingų. Žinot, šio pasaulio raupsai jie greit prilimpa. Bet Jėzus atėjo, kad mes būtum apvalyti. Kad būtum apvalyti jo šventų krauju, bet, sako, tas raupsuotas atėjus parpuolį. Jis davė ženklą ir aš kažkaip prisiminiau vieną istoriją reanimacinį. Ir žmonės net iš Anglijos paskambino, sako, mūsų giminaitis ir Kaune klinikos reanimacinėm, vėžys. Ir sako, labai blogai, staigiai pasidarė, labai blogai, kažkoks švenčių laikas buvo, Velykos atrodo. Ko gero, pirma diena. Ir aš vakare važiavau tenai, manęs jau, aš tų žmonių visiškai nepažinau, aš jų niekad nematęs. Ir aš, kaip šiandien, būdamas va toje vietoje, aš prisiminiau tą vaizdą, žmogus su kaukė jau. Visas geltonas. Aš priėjau prie jo, sakau, ar už tave pasimelsti. Artimieji jau jie buvo sutikę pasirašę, bet ką daryti? Ir jis taip tik sumirksėjo tuo metu. Mes tada pasimeldėm, to vieto viešpas atėjo. Prieš tai jisai kvėpuoti duso negalėjau, nusėmė kaukę, nurimo. Kažkas tai atsidarė ir aš supratau vieną, arba jisai stos ir išeis iš palatos, arba jisai eis tenai. Nes jis paprašė, kad Jėzus ateitų. Ir praktiškai akivaizdžiai. Ten buvo neilgas laikas, bet buvo aišku, kad kažkas bus, aš nežinojau, kas bus. Po to sekančią dieną sužinojau. Ir jos mama su dukra buvo. Ir jūs sako, tai rytoj tėtė ir toks kažkas viduj buvo, kad atsisveikykit. Nes ateina atsiskirimas, bet neišdrįsau aš to pasakyti, žinot. Ir iš tikrųjų šito paskui man iš Anglijos paskambino ir pasakė, Ryti, sako, ačiū, kad buvai, sako, jis išėjo. Ir aš prisiminiau tą istoriją. Aš išėjau šio pavasario. Ir aš žiūrėjau tą įkaušusį, kuris matė įžūlų veidą. Ir aš sakau, viešpats galingas paliesti ir tave. Ir tada jis atvėrė širdį, tą plyšelį širdis. Ir aš jam pasakiau vieną, jeigu tu nori, mes, sakau, pasimelsim už tave. Bet sakau, tu duok ženklą. Išdidus. Vyras. Išdidus. Ir jisai taip sako, neviltis pasėta mano giliai širdį. Ir sako, niekas man negali padėti. Ir aš sakiau, viešpatie. Aš galėjau išeiti. Galėjau įsižeisti. Galėjau nusisukti, apsimesti, kad čia, arba kažką paimti ir pasakyti, kad po to jisai negirdėtų, ką viešpas kalbėjo. Ir kada jis pasakė, aš sakau, žinai, sakau, tau galiu tik pasakyti šiandien, kad tas, kuris sukūrė vyrą, moterį, žmogų, žmogaus širdį, jis vienas žino. Kaip iš širdies išimti tą nevilties sėklą. Ir aš tarsi mačiau tą sėklą nevilties. Sako, kol turėjau pinigų, kol turėjau sveikatos, buvau visiems reikalingas. Sako, dabar aš niekam nereikalingas. Ir žvelgiant tą žmogų, buvo aišku, jis niekam nereikalingas. Savaitgalį atvažiavo jaunesnis broliukas. Jis gyvena pas savo seną mamą. Ir ten tas visas miestelis, žinau, yra būdų, vienas nevilkis skandinau, kitas nuotykių ieško. Bet kažkokiu tai būdu. Kažkas turėjo širdį gailestingumą. Paskambino telefonu ir jinai suprato, kad jie, padarė. Nepasigėdėjo pakviesti. Ateikite, sako. Tokį, kokie esate. Žinot, kokį turi ateiti į bažnyčią žmonės. Tokį, kokie yra. O ko mes norim? Kad ateitų tokie, kokie, kaip mes. Jau apsitvarkė mažų mažiausiai. Nekalbės nesąmonių, nešūkaus, nesmirdės. Vieną kartą pasako man, Vilniui tarnavimas, buvo vienas evangelistas ir Larisa yra čia.
Jos į maldos namus įsileido su visa komanda. Ir vienas brolis sako, kai atėjau, sako, supratau, kad kvapas ne tas, kaip visada sekmadienį bažnyčia. Jų buvo daug. Bet jie išgirdo Evangeliją. Ir kai kurie išėjo prieki ir meldėsi. Ir kada man brolis Ivanas pasakojo, sako, atėjau, sako, nereikėjo kažko ypatingai suprasti ir suvokti, kad čia kažkas kitaip negu iki šiol buvo, žinot. Kaip mes priprantame iki to, kas yra mūsų gyvenime. Mes priprantam prie bažnyčios, prie maldų, prie giesmių, prie visko mes priprantame. Bet žinot, svarbiausia, kad Jėzus galėtų daryti tai, ką. Jis sako, buvo apimtas gailestingumo. Tos viešpats jis yra galingas. Apvalyti, išgydyti, išlaisvinti. Visai neseniai pas mus įtikėjo žmonės. Viena šeima. Ir moteris atėjo, jinai į bažnyčią. Mes klausėm, kaip, aš jūs paklausęs, sakau, kaip tu radai bažnyčią? Kaip tu čia atėjai? Aš sako, atėjau mintis ieškoti Dievo. O pas mane, sako, namuose virtuvėje planšetinis yra. Sako, kur jo ieškoti? O jinai jau pradėjus buvo ieškoti, o Bibliją nusipirkus, suprato, kad kažkas turi keistis gyvenime. Ir sako, galvoju, paieškosiu. Planšetiniam. Ir jinai planšetiniam surado Dievą. Jeigu niekas netgi neina, Dievas žino būdą, kaip traukti. Ir dar negana to, jinai surado bažnyčią, atėjo į bažnyčią. Į pirmą kartą, kada atėjo vyras, jį atvežė, vyras turėjo problemų, pagerdavo, specialistas, suvirintas. Jinai sako, tu neik, aš einu pasižiūrėsiu. Jeigu čia tikrai, ten internete. Jeigu čia tikrai nuo Dievo, Dievas sako, Dieve, tu man padėk, duok aiškumą. Aš sako, nenoriu paklysti, nes jį buvo jau pasišaukus Jėzaus širdį. Kada jinai atėjo, dar prieš tai jinai sako, prieš susirinkimą, sako, rūkiau namuose iš paskutinių, nes, sako, bandydavau mesti, niekam išėjau, sako. Aš jau kada, sako, grįžau susirinkimo, neišėjau priekį, nepaprašė maldos, jie atėjo į bažnyčią. Atėjo tame vedime, kur viešpats ją įdėjo, ieškoti Dievų. Surado toj vietoje, kur mes net nustebtume, kad ten galima surasti, ten surado. Antra, kada atėjo, sako, aš po to verkiau. Ir sako, aš supratau, kad viskas, viešpats mane išlaisvino. Ir po to Dievas darė stebuklus jų gyvenime. Ir toks laikas atėjo, vyras išvažiuodavo toli komandiruotę į Estiją. Ir turėjo tokį žmogus darbą, kadangi toks specialistas, kad, vienu žodžiu, nuveža šiltą, sulaukia, kol atsigauna, ten jis padaro, ką reikia ir paskui vėl jį parveda iš šiltą. Sudarytos visos sąlygos. Vienu žodžiu, pilk ir dirbk. Ir žinau, šiais laikais aš buvau nustebęs. Jis dabar pakeitė darbą, sako, po to, kai... Ir vieną kartą grįžo namo, irgi vėlgi šiltas. Mes suprato, kad kažkas turi keistis, nes jau šaukėsi Dievo, nes jis suprato, Jėzus yra gyvas. Ne kažkokios religijos tradicija, dar kažkokie dalykai, tik šie metai žmonės atėjo. Ir kaip tik prieš krikštą vasarą mes turėjom krikštą, aš atėjau pas juos į namus ir jis taip atsargiai jau sako, o aš galiu, sako, krikštytis. Sakau, ką žinau, sakau. Ką žinau, bet sako, žinai, sako, ir jisai kart prabilo. Viešpats, sako, man paėmė ir atvertė švarų lapą. O kaip šiandien, aš išgirdau, prisiminiau tą istoriją, štai, sako, vadina, jis taip, sako, viešpats paėmė, atvertė man švarų lapą. Sakau, jeigu viešpats atvertė švarų lapą, tai gali. Aš neturėjau daugiau jokių klausimų. Kas aš toks? Galbūt aš nesakau, kad tvarko kitokia bažnyčiose ten dėl krikšto pamokos, visa kita. Bet toj vietoje mes sutikom pabendrauti. Bet kada aš išgirdau ir aš supratau, kad ne kūnas ir kraujas, bet tėvas, kuris yra danguje. Jam per dvasią paliudijo ir aš šiandien matau, praėjo kažkiek laiko. Vieną dieną mes čia visai neseniai susitikom. Sakau, jeigu kažkas būna ne taip, sakau, get gailaut reikia, tikėję. Tai kad, sako, neturiu už ką prašyti, kad atleistų. Kada mes su juo meldėmės, tada, kai jie atėjo prieš krikštą su žmona, viešpats prabilo į mano širdį, sako, pakelsiu 100 žmonių prieš to žmonės. Aš šiandien tai jau matau. Aplinkui vien liūdimai. Viešpaties pravėręs malonę ir žmonės ateina.
Jie, aš nežinau, labai jau retai kada sėdi, tik tai va taip vienas arba dviesi, darbai pas juos, žinot. Bet vis kažką atsiveda, vis kažkas su jais kartu. Vaikus už ausų tempia, tėvus tenai važiuoja, evangelizuoja. Ir žinot, viešpaties malonė, jinai, žinot, veikia nepriklausomai kitą kartą nuo mūsų. Yra vienas dalykas. Kažkas pakluso, kažkas įsiklausė, kažkur viešpats paėda. Ir žinot, kada Jėzus ateina, jo žodis ateina, kažkas nori girdėti, ką jisai kalba. Ir tas raupsuotas norėjo girdėti. Ir kada jis išgirdo, nori, jisai tapo švarus. Ir prieš krikštą ta moteris, jinai pamokėliai buvo, su vyru buvo kartu. Ir taip dar kažkas pasiliko pabendrauti, jie nuėjo pas mus ten salėje patvarkyti. Ir ilgokai laukė, atėjo. Sako, žinot, sako, man toks galvos skausmas. Sako, nori, taip atrodo, teita galva, kad pasibaigtų. Ir paskui pasirodė, kad pas ją galvoje yra darinys kraujagyslių kaip paauglys. Ir tyrimai padaryti visi buvo ir praktiškai medikai pasakė, mes negalim operuoti. Negalim operuoti, nes pavojinga. Nu, nebent jeigu kažkas atsitiktų. Sako, nu neturėtų tokie skausmai būti. Sako, aš praktiškai vaistus stiprius, ten, stipriom dozėm, sako, ištisai gerdavau. Dirbo žmogus, nepasidavė. Bet praktiškai, sako, man reikėjo dabar tyrimą padaryti, bet jinai padarė sprendimą. Iš kažkur tai, vat vėlgi, iš vidaus. Ir aš sakau, iš Dievo, sako, pasikrikštysiu, neisiu dabar pas medikus, nuotaikos negadysiu. Negadysiu savo nuotaikos, neisiu pas medikus. A taip ar taip skauda, pirma pasikrikštysiu, kaip tik krikštas buvo vidury vasaros, o po to jau kai bus, tai bus. Ir aš kai išgirdau, galvo, viešpatie. Ne žmogus stato viešpačiui kažkokias sąlygas. Ne kažkokius reikalavimus. Bet sugeba girdėti, ateiti, išgirsti, ką viešpas kalba ir daro sprendimą. Pirma viešpas, jo karalystė, o visa kita, kaip jau bus, tai bus, jinai pasakė. O žinau, pas viešpatį, sako, visa kita bus pridėta. Ir tada vakarą mes meldėmės. Bažnyčioj, skausmas atsitraukė. Po to praėjo kelios dienos, vėl jinai atvažiavo pas mus, praktiškai visa mėlyna mirštanti. Kažkokie keiščiausi dalykai prasidėjo, sakė, aš naktį, sako, tau kaip gyvatė raitosi apie mane. Ir sakytum, kad kažkur tai moteris buvo įkritus nieko panašaus. Jos mama karo laiku, kada gimė, buvo kūdikis, labai rėkė. Tai jos mamos istorija. Ir atėjo kažkokia moteris, atėjo, kuri, sako, ar priimsit nakvyniai. Sako, kad šitos vietos nedaug ir kūdikis rėkia nesavų balsų. Tai sako, aš jums galiu padėti. Sako, tik duokit tą kūdikį. Sako, man, aš sako, žinot, jinai paėmė, pareikė, nutilo. Nieks nieko nesiūlė. Aš sako, galiu padėti. Štai išsimiego. Bet sako, jeigu naktį kažkur kažkas pokšės, neįsigaskit. Prabunda naktį, kūdikis nereikia, bet už lango vaizdas toks, kad malkas kažkas tai lyg tai ima, beria, pokši. Ten jie dar kitus pasikėlė, dviejų galų tokia truba buvo, pasakojo. Sako, šio apsižiūrė tylų ramu, visi sugulė. Vėl tos malkos pokši. Vėl nieko nėra. Iš ryto ta ateina, ta kabarikį, kur su vaiku miegojo, atiduoda ramų kūdikį. Bet sako, čia naktį triukšmas buvo. Ai, sako, taip ir turėjo būti ir išėjo. Jokių kažkokių, kažkas palaikė kūdikį. Tai buvo jos mama, tos, kuri krikštinosi. Praėjo kiek laiko, jinai dirbo, moteris papasako tokių, žinot, būdavo fermos vedėja, tarybiniai laikai. Sako, ateik pasižiūrėsi, o čia paršiukai pas mus. Sako, aš geriau neisiu, sako, nes negerai bus tiem paršiukam. Vieną kartą, sako, mes pas ją atvažiavom pas mamą, jau jie buvo suaugę, jau žaugę, ta dukra su šito vyru gyveno. Ir sako, žinot, vaikai, sako, man nustatė piktą ligą. O sako, ten kieme, sako, 2 beržai. Ir jau tos, vyras jau pasako. Sako, turite įsivaizduoji, sako. Bet sako, jūs vaikai nepergyvenkit, sako. Nesijaudink. Aš sako, pasakiau, tai lygai išeik į tą beržą. Ir sako, tas beržas visas nudžiuvo. Žinot, kad aš išgirdau tą istoriją, sakau, Dieve, aš sakau, nesuprantu.
Ir ne viską gali suvokti ir suprasti, ir ne visus atsakymus gausi. Bet tai, su kuo mes susidūrėme, mes supratom, kad kažkokie tai dalykai keisti, nes prieš krikštą, sako, aš naktį atsikėliau, sako, aš visą atšalau, sako, ir jaučiau, kaip apie mane šliaužia, kaip gyvatė šliaužia. Ir mes važiavom, mes meldėmės ir akivaizdžiai Viešpats išlaisvino. Aš meldžiausi visokiom maldom, sakau, Dieve, kai jie papasako, sakau, nu ir už tas malkas, kur barškėjau, sakau, Dieve, kas ten barškėjo, aš nežinau, sakau, bet ne mano reikalas, bet sakau, Jėzaus vardu šito nebūk sudraustas. Ne mūsų žinojimas. Ne mes viską įsiaiškysim, bet kitą kartą, kada tu susiduri su konkrečia problema. Kažką žmonės atneša, o tokį, kokį mes esam. Kaip vaikai. Viešpatie Jėzau padėk. Ir kada mes meldėmės, skausmas jau buvo pastraukęs, ta galva jau neskaudėjo, vaistų jau nereikėjo. Ir mano žmona pamatė, ranka perpjauta, taip pat visa. O mes, žinot, tarnaujam reabilitaciniuose centruose. Supjaustytų visokių mes matom. Ir pas mus taip mes pamatėm ir gal žudėsi, gal dar kažką, bet čia, taip per visą ranką. Ir va toj istorijoje, kad neįsiplėtus, kuri gana ilga. Sako, kas yra, sako, buvo problema, sako, darbe, nelaimė. Jis dirba prie maisto pramonės, su peiliu šalia esantis arteriją perpjovė, perdurė. Kraujas, sakė, va, tai visur buvo. Sako, kada aišku, pas medikus mane nuvežė, tai medikai sakė, tik, ir būtų viskas. Jei ten sulopė kažkiek, tai praėjo 1 mėnesis, 2 mėnesiai, ranka ištinus, raudona, nueina pas medikus, sako, čia taip turi būti. Bet po to, sako, ta ranka, sako, jutau, kad tirpsta kažkas negerai, susirado pažįstamus, per pažįstamus. Jau pas specialistus nuėjo, apžiūrėjau, sako, čia pas tave blogai, padarė kažkokį ypatingą tyrimą, sako, brušūną kiaurą, sako, ir bandė sulopyti. Nieko nesigavo, dar pjovė čia, bandė išimti, sako, pas mane ten nedaug tų arterijų, praktiškai užakino. Liko ranka, visiškai tokia silpna ranka. Jinai, sako, aš nieko neneždavau, jos kairė ranka. Neneždavau jokio rankinuko, nieko nedarydavau. Darbe, sako, jeigu kažką reikdavo nešti, aš, sako, pamatuodavau atstumą. Ir galvoju, danešiu ar nedanešiu. Ir, sako, su visa, kiek savo esybę nunešti, nes ta ranka be jėgų, sako, galvoju, kad, ir praktiškai nudžiūsta ranka. Ir kada tos maldos metu, to bendravimo prieš tą po to sprendimo, neįsiu pas medikus, nes jau galvoju problemos buvo. Kažkas iš praeities, kažkur velnės buvo prasisukęs. Bet žinot, žmogus išgirdo, kad Jėzus yra gyvas. Žinot, mes pasimeldėm, tai buvo penktadienis, ko gero, aš jau neatsimenu, penktadienis buvo. Sekmadienį buvo krikštas, kaip tik. Penktadienį, sakau, duok man tas rankas, pasimeldžiam ir už tas rankas. Jo, atsistojau paprastai prie jo, pasimeldėm. Ir aš savo rankui pajutau, dešiniai rankui. Po maldos jėga kažkokia. Aš taip spaudžiu, galvoju, aš nesu toks stiprus, man pačiam keista pasidarė. Spaudžiu. Sakau, spausk. Tas spaudžia. Sakau, klausyk, man Viešpats raumenį atrodo priaugino. Praėjo kiek laiko, mes kaip tik penktadienį šį buvom, kartu važiavom tą vėlgi kaimą ten, kur tas su ta neviltim, žinot, ir galutiniam rezultate po šiai dienai nei galvos skausmo. Va taip. Bet žinot, tai ne nuo žmogaus. Viešpats žino, kas išgirdo ir kas atėjo. Mes skaitom tas istorijas ir mes sakom, Dieve, ar dabar šiais laikais tai būna? Būna. Viešpats jis kartais ateina į mūsų gyvenimus. Ateina į mūsų tas situacijas, jis ateina toks, koks jis yra. Ateina pilnas gailestingumo. Žinot, toj pabaigiant apie tą, žinot, tuos brolius, kurie buvo penktadienio vakarą. Ir tada tas vyras sako, taip mirktelio akimis. Čiučiut linktelio, labai nedaug. Kaip panašiai kaip tas prieš pat mirtį. Ir galvoju, Dieve, mes skaitom tas parpuolė, kitas paprašė. O šitas čiučiut tik sujudėjo. Ir mes meldėmės už jų. Ir aš po maldos, po to pamendravimo, jau mano veidas nebuvo įžūlus. Jaunesnysis brolis jau išeidamas, sako, aš pilnas velnių prišveitęs, sako, gal tu iš manęs velnę gali išvaryti, žinai. Aš patylėjau. Viešpats gali. Jam nėra neįmanomų dalykų. Ir mes matom, kaip velniai išeina. Bet ateina žmonės surišti tamsos. Visiškai beviltiški gyvenimai. Įlindę į kažkokią demonišką tamsą, visiškai tamsoj.
Gėrė katinų kraują. Žinot, aš dar paklausiau, kiek kartų, geriau būčiau tada nepaklausęs vienos merginos. Moteris jauna tokia, visiškai mažiukė. Žinot, sako, 4. O kam aš klausiu? Bet žinot, kad su žmogum bandai padėti, žmogui kalbi, išgirdi velnias kalba jau. Tu bandai jį konsultuoti, jam kažką pasakyti. Ir tu supranti, kad tu su velniais jau šnekėsi, ne su žmogum. Kada mes meldėmės su Valdė, aš atsimenu tada, čia buvau centre. Kažkokiu momentu jinai pradėjo save smaukti, man kasti į ranką ir aš supratau, kad bus negerai, jėga kažkokia nežmogiška atsirado. Vienos ranko laikė Valdę prispaudus, iš kitos rankos aš, jinai va tokio ūgio, žiūrėkit, tokia smulkutė. Mes buvom jau ant žemės, mes meldėmės ir vienu momentu pamačiau, kaip fotelis kyla, aš kylu. Ir aš prisiminiau vieną rašto vietą, tie nuogi išbėgo. Galvoju, šakės. Baigta. Aš sakau, galėčiau kažką kito gražiau papasakoti. O Valdutė tuo metu, jinai paskui man pasakė, aš sako, aš galvoju, su Ryčiu tai bus viskas tvarkoju. O man atėjo ta, kad tie babandė išvytis, Kėvo sūnus. Ir visi nuogi per langus, galvoju, dabar viską. Nes aš pradėjau kilti, aš visus savo svorių laikau ir aš matau, ir tą foteliuką tokį pasigavo, viskas kyla. Ir aš tada supratau, jeigu kažkas ne taip, viskas. Paskutinioju. Ir niekas, visi namai skambėjo. Visi namai skambėjo aplinkui ten, kadangi centre buvo dar, nepasakosiu ten tų visų niuansų, bet žinot, esmė tokia, to istorijoje, suprantat, viešpats išlaisvino. Vienas ten buvo netikintis žmogus. Jie laukia girdėjo ir suprato, kad velniai išeina ir jisai paskui toks jaunas, slavinės, socialinį darbą dirbęs. Bet, sako, jie tavęs neklausė, sako, iš karto. Štai, sakau, iš karto, ne iš karto, bet, sakau, išėjo. Bet, sakau, esmė klausimų, sakau, kur suėjo? Aš nežinojau. O buvo tai, kad pasirodo, jie ten, kai jau išgirdo, kad triukšmas daros, nes jinai galva daužė grindis, visas namas skambėjo iš kojos į sieną, supranta, ten. Kai prasidėjo, mes sakom, viešpatie Jėzau, padėk, jie tą išsivedė savo pažįstamą draugą, ten tie, kurie tarnautojai, išsivedė į kitą namą, jau išsivedė. Ir tas vienu metu sako, ale kažin, kur tie velniai sulys, žinai, jisai. O vis tiek dar tame mandrume, o aš nieko nežinau, sakau, bet klausimas, sako, esminis, kur jie suėjo, žinai. Jis daugiau man klausimų neturėjo. Žinot, šiandien, aišku, mes juokimės, aš galiu pasakyti, kelis kartus velnias pabandė susigrąžinti tą moterį. Vieną dieną paskambinau, pasakė, jinai sako, ligoninėje, sako, ir kažkas tai pas jai su kraujotaka kojas atiminėja. Aš meldžiausi namuose. Sako, nueik aplankyk. Dar nuėjo savomis kojomis, o jau ligoninė atėmė kojas. Jinai dukrelę turi tokią. Ir aš pasimeldžiau, tarsi atėjo žodis, sako. Kai nueisi pasakyk, kelkis, reikšnai. Aš atvažiavau, guliu lovoj tokioj, jau, su visokiais mygtukais. Sako, viskas, ranka ten traukuliai kažkokie, sako, medikai padarė tyrimus, funkciją darė, viskas, nieko neranda, sako, mes nerandam, sako, čia galbūt kažkas psichologiškai. Bet ant kojų nepaeina žmogus, visiškai atimė kojas. Mes pasimeldėm ir kažkaip tuo metu ranka. Viskas, jinai po to puoduką pamė. Sako, klausyk, viskas. Veikia. Nu, aš viduj, viešpats sakė, kelkis reik. Nu, sakau, pasimeldėm, palato ten dar porą moterų. Sakau, dabar, lipam iš tos lovos, viešpats davė žodį. Ir aš ją taip ir jinai pati iš paskutinių, jinai prie lovos taip nuleidau tas kojas, atsistojo ir aš iš paskos. Sakau, tai kas čia dabar? Žinot, šiandien vaikšto. Po truputį. Užteko man drąsos pasakyti, sakau, viešpas pasakė, kelkis reik. Sakau, sustiprins tave. Jie iš ryto paskui atsistojo, bet po to vėl jai ten kažkas pasidarė. Ir savaitės bėgi jinai jau vaikščiojo. Dar atvažiavom, taip, Valdė irgi pamatė, kaip vaikščiojo, išėjus iš ligoninės, ten tokia persukta, kojas velka, žinot, kaip invalidas žmogus. Meldėmės.
atnešė kai kurias nesąmonės, išsakė, kur velniai vietos davė. Šiandien vaikšto. Praėjo kiek laiko, čia dabar šią savaitę buvom nuvažiavę, sako, aš pamokėlę vedžiau, atsuk, muša per vieną, atsuk kitą. Mes ten matų, kalno pamokslai, matų 5, 6. Ir žinot, esmė tokia. Jinai sėdėjo, man sako, nusibodo krikščionybė. Viešpatie Dieve, galvoju. Ir jau mano gailestingumas vėl buvo pasibaigęs, bet Dievas davė kartu su ja būti. O jinai kalba ir po to jau pasiliko dar pabendrauti ir matom, sako, man liepė vaikus žiūrėti. Aš sakau, kai tiek užmušiu kokį, žinot. O tada sako, žinot, aš jau išgirdau tą patį tarsi balsą, bandantį vėl pristoti prie žmogaus. Žinai, ir supratau, kad čia ne jau galvo, ką dabar daryti reikia. Bet kažkokiu metu Valdė sako, ateik, sako, pasimelsim, mes mylim tave, sako. Ir jinai žino, kad mes ją mylim. Bet žinot, mylėti žmogų, kuris va taip kalba, kuris taip elgiasi, kuris visą pamoką, tarp kitų moterų, kurios naujai atėjo į centrą, suprantat, demonstratyviai, nesąmonę šneka, prieš kalbą, daugmaž sako, kvailių duok kelią ir taiko man, žinot, šalia mane sėdi, ir aš susisukus, galvoju, Viešpatie Dieve. Bet ką mūsų Viešpats pašaukė? Gailestingumą. Gailestingume pakovoti ir neatiduoti nei vieno velnio. Ir aš nenoriu daugiau pasakoti, nes tų istorijų daug. Žinot, Dievo žodis kalba apie tai, kad kai jis atėjo, Viešpats apimtas gailestingumu. Jis nestokojo gailestingumu. Šiandien noriu palinkėti, broliai sesės, bažnyčiai. Žinot, kada Viešpats kalba vieninteliu tikslu. Pirmiausia, pamokyti tave. Įrašyti kažką į tavo širdį. Sudinti dalykus. Kad ir kokia bus beviltiška situacija. Kad ir kaip tau atrodys tie raupsai. Kad ir ką tau kalbės. Kokios tradicijos galbūt mūsų priimtos. Bet jeigu Viešpats kažkur veda, jisai pažadėjo, jis ištikimas, jisai daro. Praeina 10 metų ir tu matai, kaip Dievo žodis ateina. Ir šiandien nuvažiuoja pas savo tėvą silpnas kūne. Bet atgimė žmogus. Jis už viską dėkoja. Dėkinga širdis. Ir jis turi viltį. 2 dalykai, kurie mane visada pribloškė vyresnių žmonių gyvenime. Arba jisai dėkingas ir turi viltį. Arba jis visko nepatenkintas ir jisai be vilties. Ir nesvarbu kokia religija. Bet kada ateina Jėzus. Ir mes turim žmonės ir bažnyčioje. Senučiuk, jo sesuo, mano tėvo sesuo. 89 metai. Mes ją nusivežam sekmadienį į bažnyčią. Po to dar pareina. Nepasiduoda. Ir kiekvieną rytą, kada mes 9 valandą susirinkam maldai. Žinot, jinai dėkoja Dievui, kad aš dar čia esu. Kad aš galiu būti kartu bažnyčioje. Ir aš galvoju, kiek pas mus žmonių bažnyčioje. Šiandien dar guliu lovose, kažkurie pavargę. Kažkuriem reikia pailsėti, kažkurie užsiėmė. O jinai brangina kiekvieną dieną, kada jinai būna susirinkime. Ir kada mes meldžiamės, jis dar turi kažkokį žodį. Sako, Viešpats žino mūsų mintis. Ir matai šviečiantį veidą. Matai džiaugsmą, kuris nėra žemiškas. Ir kartais į namuose mes gyvenam per pusę tuose pačiuose namuose. Jinai kitoj pusėje, kai mes sakom, gyvena. Jinai antradienį atėjo, mes namų grupę turėjom. Ir sako, aš stovėjau kambarį. Jinai sunkiai mato ten. Ir sako, dėkojau Dievui. Ir sako, toks džiaugsmas. Ir man vėl tas žodis, sako, atėjo, žino mano mintis. O tai ką Viešpats jai vieną kartą. Ir sako, man toks džiaugsmas, sako, gal kvailai atrodžiau iš šalies. Ir sako, taip gera. Ir aš atžiūriu žmogų. Gyvenimo pabaigoje. Netobula. Bet mylintį Viešpatį. Kartais klumpantį. Bet visada leidžiantį pakelti Viešpačiui. Stovinti ne nuosavam teisume. Ne tuo, kas aš esu, bet stovinti tame, kas jis yra. Kurio gailestingumas siekia dangų. Bet jis turi planą. Kad jo gailestingumas būtų matomas jo bažnyčioje. Tavo ir mano gyvenimas. Ir nesvarbu, kiek mes esame pasiekę. Ką mes darome. Kiek mes tarnaujame. Žinot, šiandien aš vėl ir vėl patikrinu savo širdį.
Kada susiduriu su kažkokiu iššūkiu, kodėl aš tai darau? Ar tas pats gailestingumas, kuris buvo viešpatyje Jėzuje, apimtas gailestingumu? Jis pasakė, noriu. Ir tada viešpats daro stebuklus. Todėl tai viešpats laimina jūs. Pripasakau šiam istorijų. Bet žinot, aš noriu padrasinti kiekvieną. Skelbkite Evangeliją. Jeigu norit matyti stebuklus, skelbkite Evangeliją. Nesitarkit su savo kūnu. Mirkit savo ir gyvenkit jam. Žinot, vienoje vietoje Jėzus pasakė, jam atnešė paralyžiuotą žmogų. Sako, tavo nuodėmės atleistos. Bet buvo šalia fariziejai. Kas jis toks? Ir po to jis pasakė tokius žodžius, kurie mums dažnai užduoda kaip klausimą. Kas lengviau? Pasakyti nuodėmės atleistos. Ar kelkis ir imk savo patalą ir eik. Ir jeigu jūs atsimena tą istoriją, kad žinotumėt, sako viešpats. Bet prieš tai jis pasakė, kodėl taip piktai mąstote. Apie ką kalbėjo viešpats? Apie gailestingumą. Tavo nuodėmės atleistos. Netikėjimas, kad jis atleidžia nuodėmės. Kada mums sunku, mes šaukimės, Dieve, atleisk ir pasigailėk. Aš manau, kad jūs tai darote, kai suprantate. Bet jeigu kažkam šalia Dievas atleido, jis kažką pikto padarė. Ką žinai, ar jam atleista? Ką, jis čia toks jau šventas? Nu, pažiūrėkite jo veidą. Ir kiekvienas kažką tai mato. Kažką tai lygina su kažkuo tai. Kas tu toks, sako? Aš čia kažkam sakiau paskutinį kartą, kai pamokslavau šitoj salėje. Viešpas man prabilo. Tada aš pasimėjau akmenį. Įsidėjau į portfeliuką. Paskui taip, kad nieks nematytų, taikiausi tą portfeliuką, nusinešė čia į priekį už tos pačios katedros. Ir pamokslo metu aš jį ištraukiu ir padėjau. Sakau, aš turiu savo akmenį. O rašto vieta buvo apie tai, kad Dovydo bendražygiai, kada kažko nesuprato ir kada nepatiko, jie ėmė akmenis ir norėjo užmušti Dovydą. Bet sako, Dovydas sustiprino savo širdį, šaukėsi viešpaties. Ir sakau, aš turiu savo akmenį, dabar sakau, jūs traukit savo. Žinot, kartais mes ateinam savo gyvenimą į tam tikrus momentus. Ir aš kada atėjau iš tavo vietą, aš prisiminiau tą momentą. Tada viešpas man liepė pasakyti ir tai padaryti. Bet šiandien aš noriu tau pasakyti. Būk gailestingas, kaip ir jis. Ir kada viešpas pamokino pirmiausia, tai kaip tu ar būsi gailestingas tam savotiškai rupsuotam, tame kaime. Sakau, Dieve, tai tu čia man kalbėjai, ne jam? Tu pradėjai nuo manęs? Žinot, kada Jėzus, kada jam atnešė tą paralyžiuotą, jisai pasakė, kodėl piktą mąstote. Žinot, ateina kažkokie dalykai į mūsų širdis. Mes žiūrim į kitą, kažko nesuprantame, bet mums reikia pažiūrėti viešpatį, jo gailestingumą. Yra daug gal situacijų, kur viešpas pasiruošęs daryti stebuklus jūsų gyvenime ir jūsų tarnavime. Jūs vienas kitam esate reikalingi. Aš prisiimu atsakomybę prieš Dievą. Bet kiekvienas mes turim pasižiūrėti. Ar aš turiu tai, ką turėjo Jėzus? Ar aš nuo to pradedu? Ar aš kažko kito ieškau? Paklūstant viešpačiui, priimant jo žodžią, matant dalykus, kuriuos daro Dievas. Žinot, Jėzus ėjo kryžiaus keliu. Kodėl jisai pasakė taip? Kas lengviau? Pasakyti, tavo nuodėmės atleistos. Arba kelkis ir eik. Žinot, kada eini kryžiaus keliu, stebuklai vyksta. Kada nori eiti stebuklų keliu, žinot, jie kartais vyksta, kartais nevyksta. Bet jeigu tu nori matyti stebuklus bažnyčią, matyti Dievo šlovę išgelbėtus žmonės, mirk savo ir gyvenk jam. Mirkit ambicijų, praeičiai, nuoskaudų, širdies kietumui, savo supratimam. Kada susirinkat pašlovinti viešpatį, atverkit širdis. Ir tai būna viena, viešpatį. Kalbėk, tavo tarnas klauso. Eidami kryžiaus keliu,
matysit stebuklus, išgelbėtus žmonės, pakylančias bažnyčias ir Dievo šlovę ateinančią, regimų pavidalų. Dėl tai Viešpats palaimina kiekvieną iš jūsų. Nebijokim mirti savo. Nebijokim. Vieną dieną jūs stosit prieš Viešpatį. Kiekvienas. Kiekvienas mes stosim prieš Viešpatį. Ir aš žinau vieną dalyką. Dieve man, tavo gailestingumas kaip niekada bus reikalingas. Va toks, kuris siekia dangų. Bet Viešpats padeda turėti širdį. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Galbūt kažkas ateina į bažnyčią, į gyvenimą, į šeimą, į tarnavimą, ten, kur tu esi. Vienintelis tikslas pas jį, kad jis būtų matomas. Jo gailestingumas būtų apreikštas. Ir sugebėti žiūrėti vienas į kitą. Viešpatie, gal tu matai, pas jį irgi raupsai kažkokie yra. Ir galbūt religiniai, galbūt dar kažkokie. Bet jeigu tu teisingai stovi ir apimtas gailestingumo, tu matysi Dievo šlovę. Ir raupsai paliks. O Dievo šlovė ateis į šitą vietą. Stokit, bažnyčia. Kaip visada sakau, kam sunku stovėti, gali sėdėti. Jeigu tau reikia, tu gali klūpėti. O jeigu ir atsigulsit kažkuris, Viešpats mato ir žino. Mes sugebėkime atverti širdis. Ir kada aš grįžau tą penktadienį, iš to gyvenvietės tos, sakiau, Dieve, keisk mano širdį. Keisk mane, Viešpatie. 26 metai praėjo, kai aš įtikėjęs. Galvoju, Viešpatie, ir man šiandien reikia tavęs. Tavo malonės ir keičiančios jėgos. Jėgos, kuri keičia širdį. Kuri keičia gyvenimus. Pirmiausia mano, o po to aplink esančių. Nes vieną dieną aš stovėsiu, Viešpatie, tavo akivaizdoje. Ir tau nėra nieko paslėpto. Nieko jam nėra paslėpto, mielas žmogau. Tavo nesąmonės, kvailystės, geri darbai, kur esam nuoširdūs, kur patys save apgavę. Bet jis tam surenka savo bažnyčią, savo žmonės. Kad atvertum širdį jam ir vienas kitam. Kad būtum išgydyti. Ir jeigu kažkas iš jūsų atrasit širdį, nes aš labai daug kalbėjau, kad reikalingas išgydymas, ateikit, pasimelsiu. Aš nieko nepažadu. Bet būt kažkam tai galbūt. Šitą dieną, kada Viešpats gali prisiliesti. Bet varšiausia, klausykit širdyje. Tėve, dėkojam tau Jėzaus Kristus vardu. Dėkojam tau, Viešpatie, už tą nuostabią dieną, už tavo bažnyčią. Dėkoju tau, dangiškas tėti, už savo brolius ir sesės. Ir kartu ateina, Viešpatie. Ta tavo keičianti jėga ateina. Su šventąja dvasia galybė ir jėga, Dieve. Su kraujo apvalančia prisilietimo jėga, Dieve, į mūsų gyvenimus, Dieve. Ir pirmiausia, atleisk. Jeigu kažkur buvo mes patys savo ypatingi, Dieve. Kažkur susireikšminom, Dieve. Ieškojom savo, bet ne tavo, Dieve. Ėjom keliu, bet Viešpatie, tai ne kryžiaus kelias. Šiandien meldžiu, prašau, Viešpatie. Pakreip mūsų širdis. Pakreip mūsų gyvenimus.
Pakreip šventąją tiesos dvasia viešpatie. Eiti taip, kaip tu ėjai. Mylėti taip, kaip tu mylėjai. Būti gailestingais, kaip tu viešpatie buvai gailestingas, Dieve. Negailėti savęs, kaip tu negailėjai. Bet tarnauti. Tarnauti tau, visagalis viešpatie. Tarnauti tiem žmonėm, kuriem tu viešpatie pavedi. Bet gelbėk mus nuo piktų. Kad nedarytume savo, Dieve. Neieškotum savo garbės, nedarytume šau, Dieve. Bet visada viešpatie. Visada viešpatie. Išliktum arti tavęs. Jeigu kažkas ateis į mūsų gyvenimą kaip tas raupsuotas, viešpatie, tu stovėjai. Ir tavo ranka buvo ištiesta viešpatie. Ir jis buvo apvalytas. Meldžiam viešpatie. Šiandien. Štai mes. Mūsų širdys ir mūsų rankos. Mūsų gyvenimai viešpatie. Aš meldžiu, tavo buvimas ateina viešpatie. Kiekvieną kartą naujai. Kai susirinks tavo bažnyčia, sekmadienio rytą. Kada tu surinksi maldai, viešpatie, palenk savo širdis prieš tavo didybę, Dieve. Tebūna viešpatie. Tavo artuma viešpatie. Pranašiškas žodis, Dieve. Išmintis ir pažinimas. Dvasio atskirimas, Dieve. Ženklai ir stebuklai Jėzaus Kristaus vardu. Tai išgydymų dovanos paėda tavo bažnyčio, Dieve. Tai jie meldžiasi kalbomis ir kažkas aiškina, Dieve. Tai tavo šlovė, Dieve, tam paregima. Kiekvieną kartą. Kada jos pasiūsi. Pas tos, kurie tamsoje. Aš meldžiu Tėve Jėzaus Kristaus vardu dabar. Ir tie dvasia ir tiesa pajuda jų gyvenimuose. Dvasia ir tiesa. Tai kas apreiškia tavo šlovę, ne žmogaus šlovę. Aš meldžiu viešpatie tavo gydantį jėgą ateina šitą akimirką. Tai ateina viešpatie tavo šlovė.